Chebrytė, sveiki atvykę su manim į Miami North aukcioną. Zada auctions, va. Braidau tarp mašinų, tai ką aš jums norėsiu parodyti. Norėsiu jums parodyti būtinai elitinių mašinų keletą. Labai trumpą apžvalgėlę padarysiu. Šiaip, kad pajustumėt atmosferą, kad pamatytumėt, kas per modelį stovi, ne, vaikštau taip, rodo viską. Sukioju kamerą aplinkui, kad matytumėt, kas vat parsiduoda, ne. Tai seilas bus ketvirtadienį, 2 gegužės. Va, žiūrėkit, tokį Mercedesą radau, jau Instagram'e rodžiau. Parodysiu viską tą patį, ką Instagram'e jau surodžiau. Tik tai Instagramas pamatė viską dieną prieš, atsiminkit tą. Tai va, toks Mersiukas, E-klasė, čia gavo smūgį, taip padaužytas. Rašo, kad užsiveda, va, žiūrėkit, dar sparnas yra išlaužtas, va taip, va. Rašo, kad jinai užsiveda, to aš parodysiu jos stikeriuką apie jas. Turi visokių, man matot, smulkių duobelių, įbrėžimų. Viduj salonas, va, paplyšų sėdynė. Taip negražiai įdėjo bamperį, aišku, jau bus įspaudę odą. Yra raktelis, rašo, kad užsiveda. Šiaip gan parto, kad ta sėdynė trūkus, salonas nėra kažkoks suvarytas, subraižytas smarkiai. Čia matot, 2 kažkokie damage'ai. Yra bamperis visas pabraižytas, pavarytas, pakandžiotas. Ir va taip atrodo ta pusė. Va irgi visur matot tokių smulkių įbrėžimų pilna. Stikeriukas jos toks. Nebuvau pasižymėjęs, eidamas pro šalį radau, tai pasižiūrėkit, ar tinka dokumentai. Bidauto.online, visada viską pamatysit. Čia dar stovi Passatas CC va toks, tai va tokie Passatai parsiduoda už $1000–2000 $, va taip iš čia atrodo, parduoda draudimas irgi. Tai parodysiu, ne, aš jums stikeriuką. Va toks stikeriukas. Pigi mašinėlė, Amerikoje jos pigiai labai parsiduoda. Matot, kaip jinai atrodo, žibintai aprūkė. O toliau ką, jinai prašosi valymo, poliravimo. Saulė jau ją yra šiek tiek pakankinus, matot. O taip atrodo. Galas, kaip visada paspaustas bamperis ir pabraižytas. Čia įbrėžimai kažkokie. Na ir dar galiu parodyti jums saloną, ne, kaip atrodo salonas. Tai va taip atrodo priekis jo. Airbagai sveiki, matot. Yra raktelis. Ir galim pažiūrėti galą. Va žiūrėkit, kaip atsilupa jau lubas nuo karščio, turbūt klijai nebelaiko ir atšoko medžiaga. Tai mes keliaukim dar prie mano vadinamų elitinių mašinėlių, ne, pasižiūrėkim, ką tenai turi mums pasiūlyti. Tai va žiūrėkit, ką išstatė šiai savaitėje elitinių mašinėlių, kaip aš vadinu, ne, high-endus tos vadinamus. X7 toks įdomesnis, bet jam rašo kažkoks elektrinis mechaninis defektas. Tai nežinau, kas jam yra nutikę, raktų nėra. Raktai ofise, va taip jis atrodo, šiaip iš pažiūros. Sveikas mašiniukas, va, su lazeriniais žibintais, 22 metų, va matot, keys in the office, parduoda draudimas. Labai gražus jo salonas, bet va matot, kaip viskas priardyta. Tai nesuprasi, kas čia su jie įvyko, va matot, visko trūksta, širdyta čia, ryte bandė gal imti. Va taip atrodo sėdynės, labai gražios, labai švarios. Va irgi Captain Chairs, Alcantara lubos. Taip neblogai buvo pakrautas, kristalinis perjungėjas. Tai va toks X-iukas. Miami North, aš jeigu neklystu, jisai parsiduos pirmadienį, ne ketvirtadienį, nes jisai yra su Dream Rides. Va, visos brangios mašinos būna atskiras seilas Dream Rides, kur parduoda aukcionas brangias mašinas. Va, BMW 440, irgi apžvalgą padariau Instagram'e. Dariau Instagram'e ir Bentley apžvalgėlę. O jums norėsiu parodyti, aš iš tikrųjų va ten tolumoje stovinti Land Rover Defenderį. Tikrai įdomus daiktas. Tai va, labai nedaug gavęs, jo kaina naujo buvo 80 kažkeli tūkstančiai, tai neblogai pakrautas, va matot, turi visokius tokius akcentus offroadinius 110, tai čia ta didžioji versija su, jeigu neklystu, 7 vietom, ne, gavo į stulpą kažkur, va ne, rėžėsi, išdaužė lempą, sparną, suvarė, čia viską, matot, visas plasmasės sudaužė, čia sulaužė visas plasmasės. Yra galėt sudėtos dalis, va taip atrodo jisai iš šito kampo. Parduoda jį draudimas, va, parduoda draudimas, raktai ofise patikrinti neišeis, va, yra pabraižytas bamperis, sakau, veidrodėlis čia subraižyta. Taip atrodo jo salonas priekyje, labai gražus, Meridian Audio, va, toks viskas kaip pas Hammerį, ta elektrinė, visas tokia darbinė tokia medžiaga. Tai va, noriu jums parodyti, kad 81 000 kainavo, o bazė kainuoja 60 000, va matot, kaip gražiai sveikinu, su mumis good afternoon, sako, 33 000 ridos, mylių, aišku, ne kilometrų. O taip atrodo salonas.
Labai populiari mašina Amerikoje, žinokit, amerikonai jas mėgsta dėl tų kampuotų jos formų, kažkaip amerikonai mėgsta va, G klasę, Wranglerį džipą, Defenderius va šitos, yra dar Ineos Grenadier, nauji džipai, kuriuos irgi labai amerikonai yra pradėję pirkti turtingi. Tai va, matot, smūgį mes žiūrėjom, sparnas liečiasi su durim. Taip, tą jau rodžiau. Čia įbrėžimas, 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 įbrėžimas. Suvaryta irgi arka ir dėžė sudaužyta. Labai gražiai tie akcentai atrodo, man tai labai patinka. Šitas žipukas gražiai žiūrisi. Šito apžvalgą Makano. Pažiūrėkit Hebra Instagrame. Noriu, kad jūs dalyvautumėte ir Instagrame. Labiau būtinai iššokit, pasižiūrėkit. Maseračių nieks gyvenime neklausė, tai aš jų ir nežiūriu. Toks Maseratis čia stovi. Supra irgi apžiūrėjom Instagrame. Ją parduoda draudimas, va gavo jinai, galim pažiūrėti, ne? Kapotas, sparnas, anas, kaip čia dabar pavadinti, čia kapotas yra. Sparnas irgi suvarytas ir kapotas. Gavo jinai ratą, va matot, sudaužė lempą, sudaužė čia bamperį. Va, ką aš dar noriu parodyti. Kliuvo ir šitą pusę, va matot, suvarė ratą. Žiūrėkit, kaip sparnas iš kokios medžiagos, ne, iš stiklo plošto kažkokio pagamintas. Va matot, irgi ratas turbūt trenkėsi į arką ir viską čia išdaužė. Va, veidrodėliai, matot, karbono apdaila, bet netikra, nes jau viskas lūpasi. Ratai labai gražus jos, man labai jinai patinka. Trūksta spoilerio nulūpo, va matosi, ne, kad buvo užklijuotas. Ir skylės tiesiog su izoliacija uždengtos. Va tai, va paprastai. Ir iš tos pusės, va matot, ne, kad veidrodėlis irgi karbonas. Sparnas va taip suraižytas, ratas bus gavęs. Salone šovęs yra airbagas lubų vienas, kitas, vairas šovė ir keliena. Ir raktė rašo ofise ir rašo, kad užsivietė. Aš šiek tiek abejoju, nes... rašo no, atsiprašau, neužsivietė. Aš abejoju, sakau, vien dėl to, nes airbagas šovė. Čia BMW sistema, tai šauna, airbagas šauna klemą. Nu ir va pažiūrim Miami legendą. Lamborghini Huracaną va tokį. Tai va, matot, gavo jisai šitą pusę. Man atrodo, už jį norėjo 115 000, jeigu neklystu. Ir va, matot, numušė. Čia turbūt stovėjo radiatoriai. Matot, yra vandeninės šlangos, kondicionieriaus šlangos, lempos. Fiškė irgi numušė lempą. Spėju, kad buvo prie radiatorių ir koks nors mažas aušintuvas, kurio čia trūksta. Va taip atrodo važiuoklė. Matosi, kad važiuoklė gavo, sudaužyta šakė, amortizatorius. Va taip atrodo ratas irgi nukentėjęs. Veidrodėlis gavo. Šitas ratas irgi gavo. Lamborghini Hebra, jeigu reikia, būtinai parvešim irgi, supakuosim, jei reikia net į celofaną tokią mašiną. Va, žiūrėkit, šitas veidrodis užlenktas, bet irgi, va, čia plėvelė, bet irgi matosi, kad pabraižyta. Ir va taip jinai atrodo čia. Dar įlysim į vidų. Į vidų įlysim, parodysiu, ne? Tai šitas gan gyvas dar. Pažiūrėkit, kaip atrodo salonas. Huracan, kaip parašyta, bulius. Ir žiūrėkit, kaip su kartonu, jau brangi mašina, tai detalės jau paremė su kartonu, kad nesuplėšytų sėdynės. Matau, kad yra panelė atkilusi šiek tiek per vidurį. Nežinau, ar matosi kameroje, bet toks šešėlis krenta. Nu ir va, vairiukas legendinis Lambo. Žiūrėkit, kokie switchiai, kokie knopkutės lempas įsijungti, ką? Labai faina mašinėlė, labai populiari Miami. Jeigu norit įsilieti minę, tai šitą reikalingą mašiną, jeigu norit būti tikras majamietis. Va, taip jinai atrodo. O ką, aš jau Hebra lėksiu, nenoriu laiko gaišti, noriu važiuoti, dirbti, turiu daug darbo, iš tikrųjų labai daug bidinam, labai daug vežam, visko, tai yra veiklos žiauriai daug. Tai ką, keliauju aš lauk iš čia ir susimatysim naujose epizoduose. Hey, how are you? I'm good. I'm picking up today's purchase at AMSOL dealer, so do I need to show you that? No, I remember you. That's it. We're good. Atsiradau jau West Palm Beach aukcione, kaip jau supratote, ne, išvaizdot. Nu ką, einam žiūrėti to gražuolio X7, pažiūrėsim, kaip jis atrodo. Tai va, toks releasas, kaip visada. Ir ką, einu ieškoti. Šiandien vyko paprastas seilas, o užsidėjau naujas dalykas kamerą pas mane, turbūt pastebėjot, kad matytumėt, kaip viskas atrodo point of view, kai aš vaikštau po aukcionus. Tai va, matot, šiandien seilas paprastesnis, bet pažiūrėkit, kokių privežė mersiukų gražių, ką? Šokam į vieną, pažiūrim.
kas ten viduje dedasi. Tokie mersai būna kartais labai geri. Kaip čia dabar atsidaro. Ai ne, čia žiūrėkit, yra darbinis toks. Būna jie įrengti kartais labai gražiai. O dabar. Nu čia toks rimtas, ar ne? Sanitizer rinse. O čia rimtas daiktas. Va būna šitie labai faini. Šitie būna įrengti viduje tai prabangiai. Va, matot, kaip atrodo. Čia namukas ant rato toks. Tai va, galim pažiūrėti. Tokie sprinteriukai kainuoja, žinokit, nepigiai. Kainuoja apie 90-120 tūkstančių, jeigu naujų metų. Bet čia yra Mercedesas, tai jisai ir turi kainuoti. Va, matot, kaip viskas atrodo. Tai va, nueinam, pažiūrėsim, surasim tą išsvajotąjį X7. Dar vieną, kurį nupirkau. Tai X7 yra su televizoriais gale. Ir va, žiūrėkit, koks gražus Simioras. 7-tukas naujas. Pas juos labai gražus būna daiktas. Gale televizorius per visą galą. Tik nežinau, ar šitas, ne, šitas užrakintas. Jo, šitas užrakintas neatsidaro. Tai jau mes nepamatysim. Ne, šitas net be televizorius, tai nėra kolys. Tai keliaujam, einam ieškoti. Tai ištraukiu aš tą mašinėlę mūsų iš tarpo tokią mažo, tai norėjau jum parodyti, kaip jinai čia dabar pas mus atrodo. Tai yra tokių lengvų pabraižymų, va. Čia kažkoks įbrėžimas yra čia įbrėžimas nedidelis ir ką mes dar turim. Smulkių pabraižymų čia ir va, yra dvi duobutės, matot, su durim kažkur įkalta, tai čia ir čia. Čia jau kaip Lietuvoje gaunat jūs irgi kartais su durim prie parduotuvės aikštelė. Ir neatsimenu, rodžiau, Instagram'e tikrai rodžiau, yra šičia pabraižyta. O šiaip mašinėlė tvarkinga, viskas ok, lazerinė optika. Yra, va matot, Bowers & Wilkins audio. Yra šildomos, vėdinamos masažuojančios sėdynės. Yra kristalinis bėgių perjungėjas, kristalinis šitas. Taip vadinasi bent jau, jeigu neklystu, ne? Yra, ką mes turim? Nerodo dabar įdos, bet klaidų dega viena, kad reikia pasikeisti tepalą, iš karto užvedus, bet dirba motoras gražiai, tai pabandysim mes, jeigu neparduosiu, tepaliuką pakeisti. Laikui bėgant, jinai yra 7 vietų, oi, užsirakino, jinai yra 7 vietų, tai darysiu aš ir bagažinę. Va, 7 vietos, juodas salonas, tai čia jum į Lietuvą tikrai geras variantas, jau juodą jūs mėgstat. Vaikučiam televizoriai. Gal nedarysiu, nes čia kai pradės tos sėdynės važinėti, pusę valandos po to aplenkinėsiu. Ir yra, žiūrėkit, yra, oi, čia X5 čia daug yra sąskaitų, tai gal atrasim bus kokia istorija, nes jinai pirkta iš BMW centro, o žiūrėkit, kiek visko, jinai pirkta iš BMW centro, žiūrėkit, yra nesarginis tas, nema, kaip jis vadinasi, trikampis tas, kurio neuždėti. Dar, ką mes matom čia, matom, yra štorkutė, ta užuolaida, kur uždaro. Kaip ir viskas daugiau, ne? Tai ką, uždarinėjomės bagažinę. Taip, užsidaro jinai. Ir važiuosim lauk iš aukciono. Tai va, hebrytė, atsiradau jau eilėje, matot, prie išvažiavimo, o taip atrodo išvažiavimas. Paduodi tokį papiriuką nuskanuoja, paduodi teisės, tau atiduoda raktelius, nes rakteliai yra bardakėlėje. Va, matot, yra paliktos tai galiaštas, tai 2 raktai. Ir ką, važiuosim lauk iš čia. Yra, žiūrėkit, šildomi vadinami puodukai, USB-C, USB paprastas. Gerai, pakrauta mašina, patiko man jinai. Aišku, galėtų būti tikra oda, bet žinokit, yra vienas didelis minusas su tikra oda. Ant naujų visų mašinų ta oda pradeda luptis. Tai manau, čia gal ir gerai, ką? Tai pažiūrim, kas su ją gausis ir išvažiuosim lauk, dar pafilmuosiu. Va, matot, kai patikrina Hebra mašinas išvažiuojančias iš aukciono, kad nieko neišsivežtumėt, kad neprivoktumėt raktelių, kilimėlių, tai jie pasižiūri bagažinę, pasižiūri, ar viskas va atitinka. Va, matot, kitam autobusiukui prie pažiūrėt bagažinę. Viskas apsauga aukštam lygiai, va, matot, ateina dabar jau pas mane. How are you, sir? I'm well, and you? Oh, good, nah, good. he'll take care. I'm just Okay. going to Stratford.
Oh, sorry. Oh, It's open now. Oh, okay. just waiting to... You got that one? I'm doing it not yet. Good. I don't know. They're supposed to be, I guess, in a glove box, right? Because these are only the blades. Yeah. Push it down. It's usually it's down. down? Yeah. It's opposite way. Appreciate it. Yeah, no problem, man. I got it. I got it. Check yourself already? Žiūrim iš karto, ar yra rakteliai. Rakteliai yra 2. Ką čia dar turim? Turim kažkokią serviso ataskaitą. Viskas liuks. Here you go. Yeah, I'm good to go? You got 2 keys in one. Yeah, just pull them out from the glove box. Yeah, two. I saw you had a camera, so I was doing this. I'll try. Have fun. I'm trying. I'll probably get one of them cameras now. Yeah. Because you got one. Dabar hibrytę nukeliaukim į West Palm Beach'o aukcioną. Vat stovi ant raudono, nenoriu varyti per raudoną, nes stovi šerifas, va. Tai galvoju, aš gal palauksiu žalios, va taip. Ir ką, važiuoju pažiūrėti šiandien iš tikrųjų absoliučiai be plano, visiškai be plano, nesu išsirinkęs jokių automobilių. Važiuoju tiesiog parodyti jums atmosferą, kažką papasakot, supasakot, kažkiek su kainom. Labai pastebėjau, jūsų daug klausė dėl kainų, tai chebra, kaip visada, ne, pasikartosiu, nieks nežino, už kiek išeis vienas ar kitas automobilis. Yra puslapių, kurie rodo statistiką, už kiek išėjo, rodo pardavimų istoriją. Pardavimų istoriją rodo ir mano bidauto.online ir taip pat rodo mano Telegramo botas, tai pasinaudokit. Bet, kaip visada, ne, sakau, nelabai verta pasitikėti 100% ir tikėti, kad jeigu tokia mašina prieš mėnesį išėjo už 5000, tai jūs jau laimėsite už 5. Būna labai įvairiai, žinokit. Tai kad, aišku, galit naudoti kaip kažkokį tai gairės, kad suprastumėt, kiek gali kainuoti, bet sakau, nepasitikėkit pilnai. O ką, aš mėgaujuosi Mercedesu šito, ne, EQS yra mano vienas iš mėgstamiausių automobilių, va tokį nusipirkau, jau turbūt rodžiau, ne, jeigu palei editinimą sueina laikas, nes žinokit, aš suklijuoju, po to žiūriu kartais, kad labai išsiskiria mano vaizdai, mano epizodai, tai va. Tai va, draugai mano, žiūrėkit, įvažiuojam į Insurance Auto Auction. Taip atrodo West Palm Beach aikštelė, čia jau milijono kartų su manimi esat buvę. Susitinku šiandien su draugu, bandysim prasmukti dviese. Kadangi turiu draugą savo menedžerį, tai pabandysim jo išprašyti. Kažkaip tais, va, pasistatysiu čia tiesiai. Super vieta. Tai va, nu ką, einu į vidų, pabandysiu su savo šitą kepurę parodyti jums, kaip atrodo viduj reikalai. Pasiemu, va, matot, reikalingiausius daiktus ir einam į vidų. Mersiukas važiuoja super, jeigu atvirai. Žiauriai, gerai, jokių problemų nematau. Tai ką, šokam į aukcioną. Va, Porsche stovi, dizelinis. Happy Friday. Delivery. Alright, thanks sir. Appreciate that. That's me. I got one question. I know it's always better to ask forgiveness and permission, but he's with me, okay? What is going on, boss?
All good, all good. How are you? Mes klauk, ble. Ne ant manęs tik tai. Aha. Oh, yeah, I need a... Yeah, thank you. Yep, appreciate it. Thank you. Čia einam per čia. Apsigreidinė sistema, jeigu kitaip filmuoja, ne? Jo, tai va, užeinam. Įslinkom mes į vidų, praleido abu, visgi bulkutės keksiukai duoda savo. Tai Hebra, ką noriu pasakyti, kad nieko naujo nematau, va, žiūrėkit, viską mes esame žiūrėję, Kajaną esame apžiūrėję, šitos korvetės mes laukiam mane 70, blemba, gal šitas naujas, bet irgi abejoju, man atrodo, mačiau praeitą savaitę. Va, Panamerą mes žiūrėjom, tą Porsche mes žiūrėjom, Juodą Makaną žiūrėjom, viską apžiūrėjom, tiesiog dalinuosi tada su jumis atmosferą kol kas. Va, dizelinis Range Roveris, atsimenat, ne? Ir visą kitą jau esat matę, korvetės iš turo. Tas atsimenat, ne, kad visada reikia įsitikinti, kad pardavėjas yra draudimas. Labai svarbu yra, kad pardavėjas būtų draudimas. Mano puslapį Bidauto Online mes padarėm dabar opciją, kad jum degtų arba žaliai, arba raudona. Jeigu bus Progressive Casualty Insurance, degs žalį. Reiškia, galit pirkti. Va čia yra stoko numeris, kurį įsivedė šitam aukcione Insurance at Auctions. Pamatysit viską, kaip viskas atrodo. Tai va, mes tada keliaujam ką toliau. Bandom kažką surasti įdomaus, su ką galėtumėm su jumis pasidalinti. O ten žiūrėkit, krauna mašinėlę, va taip atrodo. Ten va atvežė ką tik naujai visas mašinas, kurios bus pardavime. Ten tiesiai iš avarijų atvažiuoja mašinos, va, už tos torelės. Tai va, tokie reikalai viduj. O ką, aš einu toliau, pažindinu jumis su aikštelę, parodysiu kažką įdomaus. Aš galvoju, kad mes šitą Porsche tikrai nesam žiūrėjom. Tai pasižiūrėkim šitą Porsche 911, kuris stovi čia West Palm Beach aukcione, va, mato to pačiu ir Reelsą darau. Va, toks Poršiukas, dar yra be datos, vis dar laukia dokumentų, va jo, toks stokas. 2016 metų, parduoda draudimas, geri reikalai, ne? Tai sudaužytas, matot, priekinis stiklas suvarytas, va čia. Šiaip kėbulas, atrodo, toj pusėje neblogai, va yra tokių va, visokių pabraižymų lengvų. Matau, salonas, oi, šito neplėšiu, būsiu kultūringas žmogus, va yra atkibęs bamperis va čia, bamperio pačia, yra paspaudytas, defektai tokie, pakilus šita vieta, čia pabraižyta. Va, ratai, aišku, kaip visada pakapoti, žiūrėkit, suvarytas veidrodėlis, trūksta dangtelio, va matot, kaip kirto, va, turiu pas mane ant X-o tokia pati yra, toks pats stikeriukas, reiškia, kad mašina padengta specialia danga, nuo jos ir lašai nubėga, o mušimas, va, žiūrėkit, va toks, va, kirto čia, sulaužė visą šitą rėmą, suvarė sparną, suvarė važiuoklę, va taip, va, nutraukė tą šakę, stupicas suvarytas amortikas. Va, tokie reikalai su šito Porsche, jo planuojama kaina yra apie $35 000. Tai va, jeigu įdomu, Hebra, turėkit omeny, aš vis dėlto nulupsiu, laikinai pabandysiu pradaryti, o taip atrodo jo salonas. Va, šiek tiek yra šiukšlių, nu ne šiek tiek daug, galia va taip, bet nėra sutrintas, ką matau, salonas gražus. Salonas gražus. Audio nematau, ar pasi, bet ten žiūrėkit, kaip viskas išardyta. Tai va, toks tas Porsche, ką, eisiu toliau į mūšio lauką, ir bandysim kažką rasti įdomaus. Turiu, atsimenu 4 mašinas, tokias įdomesnės, kurias norėjau pažiūrėti. Padaugiau nieko gero, aš per daug ir nemačiau. Va, matot, iškliavom, viskas tvarkoja, paliekam kaip pradom. Tai va, bėgam, Hebra, va, matot, kiek veiksmo. Kiek visko daug vyksta. Šiandien apžiūrų diena. Tai mes kol kas esam vieni vis šitą aikštelę. Tai iš tikro eisiu aš dabar pažiūrėti kitų mašinėlių, kas man įdomu, o man įdomu buvo, šitomis dabar pasidalinsiu,
ką aš esu prižiūrėjęs. GLE, 7 BMW, 5 BMW, E1. Tai va, čia yra E eilė. Va toks mersiukas galim iš tikro. Bet čia mersiukas jisai baisus, va matot, priekis visas varytas ratas, galas, tai jau čia nelabai ką yra žiūrėti, aš nežinau, ar tokį verta žiūrėti. Jisai gali būti kreivas, po to smarkiai. Va, ta pusė atrodo šitaip. Va, tai nežinau, ar jums įdomu, neįdomu tokie mersai, bet nežiūrėkit, netgi čia įlinko kažkokiu neaiškiu būdu. Man dabar svarbu yra surasti E1, noriu surasti. Noriu surasti E36. O E36 manau, kad radom. Va, čia yra, čia numeris eilės E36, ne kėbulo, va. Tai šitas BMW 4. Noriu aš jums jį parodyti irgi. Pažiūrim mane, kaip jisai atrodo. Pažiūrim, kaip jisai atrodo. Tai tokį 4 pardavinės jau pirmadienį šitam aukcione. Va, matot, toks jo mušimas. Atsitrenkė čia, pasuko visą priekį. Dar sparną suvarė, matot. Tai bus ir važiuoklė daužta, aš taip įsivaizduoju. O dugno kažkiek pafilmavau, kiek išėjo Instagramui. O blemba, pamečiau savo lapuką. Parduoda jį draudimas. Užmuštas, matot, ratas, nes skirtingai stoja. Parduoda draudimas, toks jos stikeriukas, stoko numeris čia. Va, yra tokių lengvų pabraidžimų. Matot, kaip atrodo vidus. Taip atrodo jos vidus. Šovė airbagai, kelienų, vairo, šovė diržai. Nu ką, mašina nauja, jinai dar visa gyva. Bet yra, matot, pabraidžimų. Va, čia pabraidžimas, čia patrinta, pavaryta. Parduoda draudimas. Va, dar matau, kad čia šone palankstyta šita vieta. Ir matot, ratas gavęs. Ratas gavęs ir čia bus reikalų tokių. Kiek pamenu, rebuildable dokumentai, tai jie tinka į Lietuvą, netinka Certificate of Destruction. Ta atsiminsit, ne? Va, tokie reikalai. Tai ką, keliau. Priejau dar BMW 535, kuris yra pas mus bestselleris, labai daug jau nuperkam. Į mėnesį bent 20 tokių F10 nuperkam įvairių motorų. Tai va, žiūrėkit, palinda jisai kažkur po pick-up truckų. Dėl kainos, va, iškart pasakysiu, žinokit, nuperkam jų daug, bet visų kainos absoliučiai skirtingos. Tai tokį galima, žinokit, paimti ir už 2,5, o kartais ir už 4 nenupirksi, ir už 5 nenupirksi. Tai čia reikia įsivertinti, ar jums labai reikia ir kiek galit mokėti. Bet 2,5 yra pigiausia, ką už 15 metų F10 esame mokėję. Tai va, žiūrėkit, toks sparno pažeidimas, yra lengvų duobučių. Mačiau, jau ėjau aplinkui. Jinai užsivedė, bet akumas labai silpnas. Čiut užsuko, Instagramui dariau video. Tai nežinau, ar dabar man pavyks YouTube'o video tą pakartoti. Žiūrėkit, čia dar pabraidžyta. Parodysiu, va taip atrodo jos galas, salonas. Ir va taip atrodo priekis, ne? Žiūrėkit, nesutrinta, kaip dažniausiai būna, jau geras ženklas. Nu, pabandom dar sik užsukti. Nepaeis. Viskas, iškrovė mašiną, žodžiu, užsivedė, Instagram'e galit pasitikrinti. Tai va, dar galim pažiūrėti. Knygutės draugais, jokas, jau pasiėmiau draugą, draugų advokatą, labai jam patinka irgi mašinos, sako, nori važiuoti su tavim. Hebra, aišku, jeigu atvažiuosit kažkada kas nors į Miami, gal kažką sutarsim, kad pakliūti į aukcioną kažkurį, bet pakliūti tikrai nelengva. Patikėkit manim, turi būti registruotas, turi turėti accountą, dealerį license ir taip toliau. Tai va, matot, kokia atmosfera, mašinų daug, ruoškitės pirmadienį, bus seilas, o mes einam žiūrėti toliau. Va, žiūrėkit, draugas įsirinko Volvo pakurs, va, pakūrė, Volvo S8. Tai važiuosim namo, nupirkėmės ją, o ko ne. Įmam? Pasiemam gal, ne? Pasiemam gal Volvelę? Tokia Volvo šonas muštas, žiūrėkit. Gal rimtai įdomu kažkam bus, pafilmuosiu, atėjom pro šalį. Išmuštas ratas, durys, žiūrėkit, visos suviniotos. Yra sužymėta, matot, kaip draudimas visada viską sužymė. Čia jau taip gan smarkiai, aš įsivaizduoju, kad yra palinkė. Va, matot, koks mušimas. Tai va, taip atrodo jos galas. Tai 6 VD, tai labai geras motoras ir 4 varomi.
O, ir taip atrodo priekis, va čia matot pataškuota irgi pabraižymai, dar galim iššokti vidų. Girdėjot, kad užsiveda 93 000 ridos, salonas geras, nesutrintas, gražus, viskas kaip ir ok. O, taip atrodo galas. Dar praėjau, eidamas pro šalį va tokį GLA 43 AMG, kuris muštas va yra iš šitą pusę. Tai va žiūrėkit, gavo į sparną, gavo čia, sulankstė duris, sulankstė galinės duris, suvarė visą arką ir, aišku, galinį ketvirtį, va taip sudaužė ir matot, bus ratas, va taip pasisukęs. Priekinis ratas liktai tiesiai, galinis jau gavo. Tai jinai užsiveda, labai sunku buvo įsiropšti tą mašiną, bet užvedžiau Instagramo storiuose. Va, žiūrėkit, taip atrodo ta pusė, matau, kad ar čia, nu, bet bamperį jau reikės keisti, pusė jo nėra. Tai pažiūrėjom, galas atrodo šitaip. Tikrai pakankamai gyvas salonas. Aš ją užvedžiau, dirbo be problemų, dirbo be klaidų, tai žinokit, hebra nepykit, bet nu, per tokį tarpą val sunku tikrai lysti yra ir nenoriu čia draskyti daugiau tos mašinos, bet va matot, yra šildomas sėdynės, yra panoraminis stogas ir yra tokie vaizdai. Labai gyva mašina, gražiai atrodo tie juodi visi akcentai AMG, ne, bet jinai yra 4.3 AMG. Tai užsirašykit šitą stikeriuką, parsiduos pirmadienį. Planuojama kaina yra, o žiūrėkit, dar radau čia įdubimą tokį ir dar ant sparno, žiūrėkit, pamačiau 1, 2. Tai va, pirmadienį jo statymas yra dabar 5,5 tūkstančio, tai pasižvalgykit. O ką, aš keliauju toliau, tai ką noriu dar visiems pasakyti, nepamirškit, hebra, kad yra mano įrankiai tokie kaip bidauto.online puslapis, kurį mes vis tobulinam, vis dadedam kažkokių funkcijų ir yra Telegramo botas, kurio galite naudotis, pasitikrinti istoriją, už kiek kas prisidavė. Bidauto pasistengsim padaryti taip, jau visai neužilgo jau susitarėm su banku Wise, integruoti mokėjimo sistemą, tai eis mokėti jum eurais ir doleriais, turėsite susiregistruoti pradžioje Wise ir tada galėsite tiesiog vienu knopkės paspaudimu sumokėti už mašiną ir patys matysit, nereikės klausinėti, ar gavot pinigus ar ne, matysit visą proceso eigą, kaip keliauja jūsų pinigai į mūsų sąskaitą. Tai va, tobulėjam, stengiamės dėl jūsų, investuojam daug pinigų, investuojam daug laiko, patikėkit manim, IT sprendimai yra labai brangus. Vat, ir nepamirškit, kad visada reikia tikrintis hebra, ne? Kai perkat mašiną, visada pasižiūrėkit mano puslapį, ar ją parduoda draudimas. Visada labai akcentuoju, nes draudimas, dėl ko yra naudingas mum. Dėl to, kad draudimas, ką, iš avarijos atveža mašiną, ją nudrėbė ir prie jos nieks nelenda, nieks nieko nemodeliuoja, nieks nieko nepridaro. Kai parduoda privatus pardavėjas, dažniausiai žinot, jisai nusiperka va tokį iš draudimo, sukoja atspardo kapotą, nuperka kokias, pavyzdžiui, gal turėjo lempas, kokias kilusias iš vidaus sudeda lempas, užmeta bamperį su plastikiniais užtrauktukais ir tada pardavinėja, bando parduoti. O jūs nusipirkę tokį grožį, po to, žinokit, susijėmė už galvos vaikščiosit metus. Nes, nu, paslėptų defektų nieks nenori ir kažkieno patvarkyta dėl grožio mašiną tikrai sunku po to atitvarkyti. Va, žiūrėkit, labai gražus Bronco dar, labai fainas Bronco, bet smūgis jo irgi ne ką mažiau fainas, va matot, pats galiu atsistoti dar į tarpą, va. Kiek sulindo į stulpą. Va, matot, kaip jisai atrodo. Tai Bronco, labai amerikietiškas automobilis, amerikietiška dvasia jau spinduliuojantis, va. Matot, aikštelė didžiulė, forkliftas duoda gazų, va tenai, be sustojimo. Išvežinėjo mašinas, kurias nupirko klientai šitos aikštelės, pirkėjai. Mano draugas tolumo irgi bastosi, bando kažką apsižiūrėti. Jam patinka automobiliai, sako, važiuojam, noriu pamatyti atmosferą. Nieko nepirksiu, sako, bet noriu pasižiūrėti, kaip atrodo. Tai faina, žmonės kaip serga automobilizmo liga, aš ir pats toks pat, tai faina turėti bendrų interesų, kaip sakant. Tai va, G84 mes jau pažiūrėjome Mercedes GLA, bet aš taip susižiūriu, dar norėjau parodyti jum F54. Tai F54 yra 7 BMW, bet aš kažkaip... va, matau, einam, pažiūrėsim dar 7 BMW, paskutinė mašinėlė, kurią noriu jums šiandien parodyti. Va, žiūrėkit, va toks simeriukas stovi, jisai turi variklio defektą ir jisai iš pažiūros atrodo sveikas, ne, mechaninis jo defektas. Sveikos mašinos dokumentai, clear title tinka, rebuildable title tinka. Jeigu matot clear, clean, original,
Tai reiškia yra sveikos mašinos titlas. Salvage, rebuildable irgi tinka. Netinka visokie distraction, junk, jau pats pavadinimas visada, žinokit, hebra, mąstykit logiškai, pats pavadinimas visada indikuoja, kad jau mašina netinka registracijai. Tai distraction, bill of sale, netinka, bill of sale yra tik tai baltas popierius, žinot, ne titlas, tai regitra jo nepriima. Dėl ko nepriima buvo klausimų, tai žinokit, nežinau, paklauskit regitros. Regitra priėmė šitos sprendimus, bet žiūrėkit, koks gražus šitas 7 BMW, ką. Jis turi variklio defektą, ne, jisai tipo nesiveda, mechaninis variklio defektas, bet koks jo stovis geras, pažiūrėkit. Panelio odinė dar nenusilupo, bliama, šitas žiauriai geras. Tai va, 5.0 motoras, pritraukia kaip gražiai duris. Nu, galas tai atrodo iš viską, nieks nesidėjęs nėra. Yra, žiūrėkit, užuolaidėlė. Ne, jinai dabar neužsidarys, nes jau turbūt buvo nevesta ilgai ir jau nebereaguoja knapkės. Va, yra ir gale užuolaidėlė. Bagažiniai, ką mes pamatysim, ogi nieko. Tuščia bagažinė, bet žinokit, žiauriai, švari mašina, žiauriai graži. Jinai irgi bus parduodama pirmadienį. Jos stokas va toks, 392, 57, 313. Nu, žiauriai gyvas aparatas. Mechaninis defektas, ne? Iškart rašo, kad yra variklio defektas, jo, nieks nesiveda. Klaksė yra neutralas jungtas, žiūrėkit, ceramic controls. Yra šildomos, vėdinamos sėdynės. Pakrauta mašinėlė. Stogas va baltas, labai gražus tas šviesų salonas ir labai smagu, kad jisai nėra sutrintas. Va, patraukiam, einam, pažiūrėsim, kas ten motoras, jis išardytas, neišardytas, jisai vietai. Pritraukėjai girdžiu, kad sudirba. Nu va, žiūrėkit, nieks neišardyta. Bet reikia manyti, kad motorą reikės keisti. Tai va, mašina super graži, tai kas nebijot mechaninio defekto, pasirinkimas jums, matot, jau žodžiai stringa. Tai va, hebra, keliauju toliau. Vat ir tokį hebra gražuolį radau, kuris vis dar laukia dokumentų, bet galim mes jį apsižiūrėti iš anksto. Jo, matau, kad vis dar wait title. Tai neaišku, kokius jis jos gaus. 21 metų SRT Hellcat White Body. Tai čia jau yra super rimtas daiktas, jis gali kainuoti netgi kokį $40,000 su tokiu mušimu. Jis rimtas dėl to, kad jų tokių nebegamina. Red Eye jis yra pats pačiausias, va matot, kaip jisai atrodo. Jisai gavo, va matot, kažkaip per galą, yra visas dangtis galinis, va čia viskas subraižyta, nežinau dėl ko, va čia netgi yra įlenkta. Va matot, kaip čia gavo jisai. Va, yra važiuoklė ištaškyta, jau matau, žiūrėkit, netgi šakės visiškai kitokias, Mopar. Čia kažkas jau viskas rimčiau. Tai nežinau, kaip ten bus gale su visais reduktoriais ir taip toliau. Bet va matot, tokie reikalai. Tai sakau, tokias mašinas, žinokit, hebra, kainuoja, patikėkit manim brangiai. Iki $40,000 gali kainuoti šitas daiktas, nes jisai yra žiauriai retas ir amerikonai patys dėl jų mušasi. Va, taip atrodo, jinai gale, o, bamperis įdėtas. Taip. Uždarysime jį gražiai. Žiūrėkit. Ai, čia knaputės, gal kažkas buvo pajungta. Gyvybės jisai neturi, neužsives. Va, mato, čia jau viskas išardyta. Turbūt bandė įjungti neutralą. O, taip atrodo galas. Tai va, tokie amerikietiški muscle carai. Šiuolaikiniai taip jie atrodo. Hellcat Red Eye, tai čia yra topas jau. Iš visų Hellcatų, kas įmanoma. Va. Tik tai be ratų, nu, kaip draugas sako. Va, matot, per visą šoną kabino ir nuėjo, va, taip pat. Tai jeigu kažkam įdomu tokie daiktai, žinote, ką kreiptis, ne? Va, tai mes jau jaučiu, kad bėgsim lauk, viską surodžiau. Tokie vat vaizdai. Likom vieni jau po darbo laiko čia. Kaip tas filmas, žinot, kur naktis muziejuje, tai mes va dabar čia siautėsim.